Šiandien visoje Lietuvoje sodiname mišką ir pasodinsime 2 milijonus medžių. Mes esam Vilniaus rajone ir buvo nuostabus oras, beveik kaip užsakytas ir suplanuotas, nes medžiam būtent tokio truputį lietingo, drėgno oro reikia, kad nedžiūtų šaknis, saulė per daug nekaitintų, nes pažeidus šaknis, po to medis neprigyja. Tai skaičiuojama, kad 9 iš 10 pasodintų medelių priaugs. Ir mes šiandien sodiname eglę, šermukšnį, beržą ir pasodinom 4000. Aišku, mūsų sodintojų buvo daug. Vieni su guminiais, kiti su sportbačiais, bet antrą kartą žinos, kas tai yra. Miškasodis vienas prasmingiausių miškininkų darbų, kurį mes atliekame kasmet. Kasmet atsodiname daugiau negu 10 000 hektarų miškų ir pasodiname daugiau negu 30 milijonų medelių. Medeliai sodinami plotuose, kur niekada neaugo miškas. O šios dienos talkininkų dėka daugiau negu 750 hektarų bus pasodinta daugiau negu 2 milijonai medelių. Tikrai džiaugiuosi, kad susidomėjimas miškų mūsų visuomenėje auga. Daug atsakingų kompanijų ir pavienių bendruomenių nori prisijungti prie miškasodžio, palikti savo pėdsaką, kad turėtų kur sugrįžti ir pamatyti, kaip keičiasi mūsų šalis. Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisijungia šiandien ir nuo mūsų visų indėlio Lietuva taps tikrai žalesnė. Tai ačiū visiems.